Tokios kovinės ruošimės. Visi tikėsi finalo kaip ir visą laiką, jokių staigmenų nebus, nors visko gali būti. Galim sakyti, pusfinalis yra iš vienų rungtynių, kaip ir finalas. Staigmenų visokių gali būti. Dėsim ruošimės. Tikrai norim jau pirmą trofėjų iškovos. Dėl mirties dabar, kaip suprantu, ta prasme vis tiek galvojate apie finalą, tai ar daugiau dėmesio pirmosios rungtynėms? Kodėl tai dar pirmą pusfinalį reikia praeiti? Ne, dabar sakau, tai dėmesys kam daugiau dabar pirmosios rungtynėms? Taip, aišku. Net nežinau, čia aišku, trenerių labiau klausti reikia. Vis tiek, aišku, kažkiek tai gal daugiau tam Žalgiriui ruošti. Pirmiausia, ir Nevėžiui reikia vis tiek. Negalima nuvertinti varžovų. Žalgiris jau irgi parodė, kad porą kartų nenusireikė rungtynėms ir viskas išsprendė šitaip. Kaip ir sakiau, vienos rungtynės čia daug stebuklas ar kažkas ir viskas. Sakot, kad gali ruošti Žalgirio, o nemanot, kad gali finale būti Šiauliai šį kartą? Ką žinau, čia visi taip šneka irgi čia. Tie patys Šiauliai girdėjau atvažiuoja tikrai čia, kad atbūti tą numerį, ten, aš nežinau, ruoštis trečią vietą, aišku, jie norės atruošti tą Žalgirį. Žiūrėsim, vėlgi sakau, vienas rungtynės, visko gali būti. Kokį įspūdį Žalgiris padarė? Nežinau, taip neteko matyti rungtynių, bet vėlgi turi tų daug rungtynių. Žaidžia vien jaunimas šitom rungtynėm, tom paprastom lyderius taupo. Vėlgi sunku spręs dabar. Aišku, tos lygos visokios taurės išvargino komandą. Žalgiris sunkiai prognozuojam. Vat būtent, vat tas ir baisiausia, kad neaišku kaip čia. Kiekvienose rungtynėse po du žmonės nežaidžia. Arba, sakykime, kas antras rungtynė. Po du pagrindinius nežaidžia. O kokia jūsų forma po atostogų pailsėjot? Čia aš tai nesiilsėjau, aš sportavau. Aplamai komandos? Ką žinau, lygtais tvarkojus. Nes nuo Šiaulių gavot? Tai ten vėlgi bandėm visokias gudrybės, vis tiek du nauji žmonės pas mus, dar nepilnai įsilėjų komandai. Gal tas pakišo koją. Bet sutinkat, kad gavot sąlyginai silpniausią varžovą? Pasisekė jums? Ką žinau, vėlgi, sakau, vienas rungtynės, gerai, koks ten silpnas, silpnų varžovų nėra dabar. Kaip parodė, Žalgiris pralošė prieš Perlą. Perlas, atrodo, iš šono pasižiūrėjęs, atrodo, kad šitą komandą paimė yra prieš Žalgirį. Silpnų varžovų nėra.